Labą dieną, jau kaip žinote, mes esame informatikos modulio klausytojos ir šiandien mes pristatysime savo informatikos dalyko temos programos derinimas, programos rezultatų pateikimas, mokymosi 7-8 klasėse galimybės taikant virtualiasias mokymosi priemones. Šiek tiek apžvelgsime turinį, tai bus temos ir tikslas uždaviniai, įvadas, seno ir atnaujinto mokymo programų turinio palyginimas ir išvados. Programos derinimas, programos rezultatų pateikimas 7-8 klasėse. Darbo tikslas būtų išanalizuoti temos programos derinimas, programos rezultatų pateikimas 7-8 klasėse galimybės, taikant virtualiasias mokymosi priemonės. Uždaviniai būtų išanalizuoti temos programos derinimas, programos rezultatų pateikimas, mokymosi 7-8 klasėse ypatumus, apžvelgti aktualius temos programos derinimas, programos rezultatų pateikimas, mokymosi literatūros šaltinius ir virtualiasias priemonės. Išsiaiškinti temos programos derinimas, programos rezultatų pateikimas, mokymosi 7-8 klasėse problemos ir jų sprendimą panaudojant virtualiasias mokymosi priemonės. Šiuo metu visame pasaulyje yra populiarus nuotolinis mokymas pasinaudojant virtualiomis mokymosi priemonėmis, kurios sudaro sąlygas mokytis besimokančiam patogiu laiku ir tempu. Pasinaudojant nuotolinio mokymosi idėjomis, vis labiau populiarėja mišrus mokymosi modelis, kai auditorinio mokymo privalumai derinami su naujomis informacinėmis technologinėmis galimybėmis, kurios leidžia paspartinti žinių pasiekiamumą, bendravimą ir bendradarbiavimą. Pastaruoju metu Lietuvoje tiek neatnaujinus mokymosi turinio, tiek atnaujinus mokiniai turi daugybę galimybių dirbti su programomis Scratch'u, Python'u, Java. Sudaromos galimybės kiekvienam mokiniui ugdyti informatinį mąstymą, siekiant sumaniai spręsti realias gyvenimo problemas, ugdytis gebėjimus kūrybiškai, atsakingai ir saugiai taikyti skaitmeninės technologijas, mokantis ir kitoje asmeninėje veikloje, tobulinti skaitmeninę ir kitas kompetencijas, būtinas visaverčiam sėkmingam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje, pasirengti tolimesnėms studijoms ir darbui profesijai. Galima palyginti, kuo skiriasi senoji mokymo programa su atnaujinto turinio. Tai mes įdėjome tiesiog lentelę, kad jūs matytumėte, kuo skiriasi ir, aišku, panašumų tai ieškoti galbūt net ir nereikėtų, nes atnaujinto turinio mokymo programa, manyčiau, ganėtinai skiriasi nuo senojo turinio. 7-8 klasėse galimybės taikant virtualiasias mokymo priemonės, ugdymo tikslai, ugdomos kompetencijos ir gebėjimai, struktūriškai, algoritmiškai, sistemingai mąstyti, sprendžiant problemas, kūrybiškai improvizuoti, planuoti įvairius su informacijos apdorojimu ir taikymu susijusius veiksmus, ugdyti informatyvinį mąstymą, remiantis jo komponentais, sprendžiant problemas, analizuoti alternatyvas, įvertinus pasekmes, priimti pagrįstus sprendimus. Mokiniui užtenka turėti bendrą supratimą apie algoritmų programą, programavimo kalbą, terpę, vartoja pagrindinės algoritmų ir programavimo sąvokas, atlieka pagrindinius veiksmus, atpažįsta programos struktūros pagrindinės dalis, apibūdina veiksmų seką, užrašo 14 eilučių programą nesudėtingam uždaviniui, laikosi pagrindinių programos parengimo etapų, parengtą programą atlieka kompiuteriu. Informatikos bendro ugdymo programos paskirtis būtų įgytos žinios, gebėjimai, sudarytų sąlygas tolimesnėms informatikos studijoms, skaitmeninio raštingumo ir informatyvinio mąstymo ugdymas, skaitmeninio intelekto ugdymas. Ir padarėm tokią palyginimo lentelę, kad informatikos dalyko temos, programos derinimas, programų rezultatų pateikimas, mokymosi 7-8 klasėje, galimybės taikant virtualiasias mokymo priemonės. Pamokų temos būtų tokios, kad komentarų svarba programuojant, programos testavimas pažingsniui, programos testavimas naudojant pasirinktas aplinkos testavimo priemonės, programos rezultatų pateikimas tekstu, programos rezultatų pateikimas skaičiais ir programos rezultatų pateikimas diagramomis. O anksčiau 9-10 klasėse programavimas buvo tik tais tie, kurie pasirinkdavo modulį. Ir tokios temos būdavo panašios, bet tai buvo jau vyresnėse klasėse. Algoritmas ir programa,
pagrindiniai programos struktūros elementai, pagrindiniai duomenų tipai veiksmai su duomenimis, pagrindinis valdymas struktūros, nuosekli veiksmų seka, sąlyginis sakinys ir veiksmų kartojimas, programos sudarymas ir vykdymas. Viso palyginimo išvados yra tokios, kad besikeičiant technologijoms turi keistis ir švietimo sistema, kad sudarant sąlygas besimokančiajam pasinaudoti naujomis galimybėmis, ir todėl pasikeitė priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio virtualiojo ugdymo bendrosios programos. Taip pat ir informacinių technologijų dalykas tapo informatikos dalyku. Dabar antra išvada, kad mokant pagal atnaujintas informatikos mokymo programas, vis dėlto mokytojas susiduria su problema, kurias mokymo virtualias priemonės pasirinkti, kad mokiniui būtų lengviau mokytis ir jis rastų savo problemų sprendimo būdus, įgytų programavimo pagrindų. Ir trečia išvada, mokant pagal atnaujintas informatikos mokymo programas, turėtų būti kažkokios, aišku, gal jos ir bus, turi vieningos rekomendacijos, kokias virtualias mokymo priemonės rekomenduojamos kiekvienai programos temai atskleisti, kad mokytojas būtų suprantama, kokias virtualias mokymo priemonės naudoti, kad būtų atskleistas mokymo turinys. Užduokite klausimų. Ir ačiū už dėmesį.